Žinai, Birute, aš sugalvojau, ką noriu veikti užaugęs. Tikrai, kas tai? Noriu tapti verslininku ir atidaryti internetinę parduotuvę. Oho, skamba įdomiai. O kaip tu tai padarysi? Na, aš dar ne visai žinau. Gal tu turi kokių idėjų? Na, pagalvokim kartu. Gal galėtume sudaryti planą? Gerai, nuo ko turėtume pradėti? Pirmiausia, reikia sugalvoti, ką tu norėtum parduoti. O, taip. Gal galėčiau pardavinėti savo mėgstamiausius žaislus? Puikiai idėja. Užrašykime tai kaip pirmą žingsnį. Pirmas žingsnis – išsirinkti prekes pardavimui. Dabar reikia sugalvoti, kur tu tas prekes gausi. Gal galėčiau pirkti iš didmenininkų? Teisingai. Tai bus antras žingsnis. Kas toliau? Dabar reikia sukurti internetinę parduotuvę. Tam reikės tinklalapio. O kaip jį sukurti? Yra specialių platformų, kurios padeda tai padaryti. Gal paprašykim tavo tėvų pagalbos? Gera mintis. Trečias žingsnis – sukurti internetinę parduotuvę. Puiku, o dabar reikia pagalvoti, kaip žmonės sužinos apie tavo parduotuvę. Gal galėčiau reklamuotis socialiniuose tinkluose? Taip, tai bus ketvirtas žingsnis – reklama. Ar dar ko nors reikia? Taip, reikia sugalvoti, kaip pristatysi prekes pirkėjams. O, tiesa. Gal galėčiau naudoti paštą? Puiku. Tai bus penktas žingsnis. Ačiū, Birute. Dabar turiu planą, kaip tapti verslininku. Nėra už ką, Andriau. Sėkmės tau kuriant savo verslą.